Pasaulinė hospisų ir paliatyviosios pagalbos diena jau 19 metus minima visame pasaulyje. Ši diena kasmet minima ir Panevėžyje. Paliatyviosios pagalbos diena yra švenčiama kiekvienų metų 2 spalio šeštadienį ir tą dieną yra organizuojami įvairūs renginiai, kuriais siekiama informuoti visuomenę apie paliatyviosios pagalbos paslaugas, sergančiuosius, kuriems reikalinga paliatyvioji pagalba ir darbuotojus, kurie šias paslaugas teikia. Siekiant atkreipti dėmesį į šios srities svarbą, šių metų dienos tema atjaučiančios bendruomenės. Ši tema kviečia atkreipti dėmesį į būtinybę kurti bendruomenės ir pasirūpinti tuo, kad žmonės sergantys sunkiomis ligomis bei jų artimieji nesijaustų izoliuotais ar atstumtais. Paliatyviosios pagalbos paslaugos tai visuma paslaugų, kuriomis siekiama sumažinti žmogaus kančią, skausmą, varginančius simptomus, suteikti socialinę, psichologinę, emocinę ir dvasinę pagalbą. Vilties progimnazijos mokiniai svečiams dalijo jų pačių pagamintą saulėgrąžos paliatyviosios pagalbos simbolį. Dienos tikslas yra priminti žmonėms ir pasauliui stabtelti ir švęsti tą gyvenimą ir džiaugtis gyvenimu. Todėl pasikvietėm savo kolegas, bendradarbius ir kitus asmenis dirbančius su paliatyviąja pagalba tiesiog atsipūsti, atsijungti nuo darbų ir pasimėgauti spektaklių ir aktorių talentų. Verta paminėti tai, kad prieš 80 metų pastatytame spektaklyje pagrindinį vaidmenį vaidino pats teatro įkūrėjas Juozas Miltinis. Naudodamiesi progą, kad jau bendruomenė susirinko čia, šiandien pristatinėjam savo jau 2 beveik metus vykdomą projektą, kurį finansuoja Europos Sąjunga, viskas apie perdegimo sindromą. Šio projekto metu remiantis Lietuvos, Lenkijos ir Švedijos mokymais išleistas bukletas Praktinis vadovas, kaip apsisaugoti nuo perdegimo sindromo. Iš tiesų bukletas yra gan platus ir apima tiek savoką, tiek istoriją, tiek simptomus, ir gan inovatyvius metodus, kągi gali naudoti socialiniai darbuotojai ar žmonės dirbantys su kitais žmonėmis, kad išvengti sindromo ir grįžti į tą būseną, kai žmogus yra pilnas gyvenimo ir džiaugiasi kiekvieną akimirką.